Sveiki, čia Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Šiandien noriu paliesti tokią, sakyčiau, pakankamai kontroversišką temą. Tai yra, ar reikia mokytis anglų kalbos žodžių, ir jeigu reikia, tai kaip, ir jeigu nereikia, tai kaip čia gali būti, kad nereikia. Didelės paslapties čia nėra, aš vis dėlto peržiūriu savo žodžius kiekvieną dieną, tiek, kiek man jų paskaičiuoja sistema Supermemo. Vera F. Birkenbill teigia, kad tai, kad reikia kalti žodžius, yra mitas. Aš sutinku, kad žodžių kalti nereikia. Juos galima išmokti pakankamai efektyviai ir kitais būdais. Bet mano būdas, ko gero, toli gražu nėra pats efektyviausias. Tiesiog man yra netaip paprasta nusikratyti tų senų įpročių, kuriuos įskiepijo mokykla. Matyt, labai giliai jie yra ir man pakankamai sunkiai sekasi nusikratyti jais. Tačiau yra žmonių, kurie pakankamai laisvai žiūri šitą dalyką. Ir šiandien aš noriu parodyti, kaip. Pirmiausia, nukeliaukime į mano pamokas. Gal netgi geriau ne į pamokas, o į profilį. Ir pasižiūrėkim, kaip man sekasi. Taip. Va čia va mano pasiekimai yra paskutiniai 7 dienų mano darbas. Matosi, kad aš čia nesu baisiai pažangus. Tokių standartinių link normatyvų nevykdau. Nevykdau ir nevykdau, nieko čia baisaus. Dabar, ką aš norėjau parodyti. Va čia yra eilutė links created. Tai yra, kiek sukurta linkų per paskutinės 7 dienas per savaitę. Tai yra, pas mane yra sukurta 84 linkai. Ir toliau yra išmokti linkai apačioj 35. Dabar, kas yra sukurtas linkas ir kas yra išmoktas linkas. Tiesiog pasižiūrėkim, kad po to būtų aiškiau suprasti, apie ką bus kalba. Dabar eisim į pamokas, aš pademonstruosiu trumpai, kaip tas linkas yra kuriamas. Atsidarom, sakykim, šitą pamoką mano pradėtą ir nebaigtą, o po to parodysiu, kaip tas linkas yra išmokstamas. Taigi, kas yra linkas visų pirma? Linkas, tai galima sakyti, yra įrašas mano žodinėlėje, asmeninėme žodinėlėje. Tai yra žodis ir frazė, kurioje tas žodis buvo rastas, ir to žodžio prasmė. Taigi, kaip tai daroma? Dabar sakykim, kad aš radau nežinomą žodį. Sakykim, aš nežinau, ką reiškia musicians. Aš užvedu ant jo pelę ir man sistema pasiūlo variantus. Tai yra tie variantai, kurie jau kažkada yra panaudoti kitų narių, kurie čia mokosi šitoje sistemoje link. Taigi, jeigu mane tenkina kažkuris iš tų variantų, aš paprasčiausiai spaudžiu ant jo ir tas žodis jau yra užlinkintas. Sekantį kartą, kai aš noriu spėti, ką jisai reiškia, aš tiesiog pelę užvedu ant jo ir matau paaiškinimą. Ir matau frazę, kur buvo rastas tas žodis. Tik tiek. Jeigu, sakykim, jeigu manęs netenkina tie vertimai, aš galiu susirasti savo kažkokį kitą vertimą. Sakykim, nežinau, ką reiškia žodis west. Čia netgi nėra pasiūlymų. Gerai, pasižiūrėkim kitą. Va čia, sakykim, man siūlo tos variantus, man jie nepatinka. Aš tada spaudžiu naują. Ir čia yra žodynų variantai. Taigi, sakykim, kad šitas variantas mane tenkina, aš jį su pele nutempiu čia. Štai aš ir turiu linką. Taigi, linkas sukurtas, štai yra žodžio paaiškinimas ir frazė, kurioje tas žodis buvo. Taigi, taip yra kuriami linkai. Dabar, kaip jie yra išmokstami. Dabar eisim į žodyną.
Taigi čia yra mano žodynas. Čia yra žodžiai, kurie yra užlinkinti, šalia jų yra frazė ir yra paaiškinimas. Reikšmės paaiškinimas. Prie kiekvieno žodžio yra skaičiukai. Čia yra vienetai, jeigu mes nukeliausim kažkur į kitą puslapį, mes pamatysime kitus skaičius. Čia, pavyzdžiui, yra 3 arba 4. Taigi tai yra žodžio statusas. Visi nauji žodžiai, ką tik užlinkinti, turi statusą 1. Toliau, jeigu aš juos praleidžiu per flashcardų sistemą ir 2 kartus iš eilės atsakau teisingai, jų statusas keičiasi, didėja. Ir jeigu aš 3 kartus peržiūriu savo žodžius ir 3 kartus atsakau juos teisingai, po 2 kartus kiekvieną kartą, tada jų statusas pasidaro 4 ir sistema šitus žodžius laiko išmoktais. Taigi ten, kur aš rodžiau savo užlinkintų žodžių skaičių ir išmoktų linkų skaičių, tai išmokti linkai reiškia tie linkai, kurie yra peržiūrėti 3 kartus ir atsakyti teisingai. Taigi, dar kartą čia grįžau pas save atgal ir dar kartą rodau, kad pas mane yra kažkiek tai žodžių, kažkiek linkų sukurta, kažkiek išmokta. Dabar linksmoji dalis. Pasižiūrėkim, kaip mokosi šitos sistemos idėjinis vadovas Steve'as Kaufmanas. Keliaujam į jo profilį. Čia jo profilis. Ir dabar įdomu, kas čia yra įdomu, kad jisai rusiškų žodžių žino jau daugiau kaip 60 000. Įspūdingas skaičius. Dabar, kaip šitas žmogus mokosi, pažiūrėkim. Čia labai paprasta viskas, kadangi mes galime matyti jo rezultatus įvairių laikotarpių. Taigi čia yra kitos kalbos, bet mes tiesiog pasižiūrėkim dabar, kaip jis mokosi rusų kalbos. Ką mes dabar galim pamatyti, kad per paskutinės 7 dienas jisai susikūrė 165 linkus, iš kurių 6 išmoko. Ne per daugiausiai išmoko, taip. Pažiūrėkim kitą laikotarpį, tarkim pusmetį. Taip, per pusmetį 5332 nauji žodžiai, iš kurių beveik 200 yra išmoktų. O dabar pasižiūrėkim metus. Taigi, paskutiniai metai, paskutiniai 12 mėnesių. Per šitus paskutinius 12 mėnesių Kaufmanas užlinkino beveik 8,5 tūkstančio naujų žodžių, iš kurių išmoko 500. Kitaip sakant, beveik 8000 žodžių jis neišmoko. Ką ir reikėjo įrodyti? Šitas žmogus nesimoko žodžių. Jis tiesiog skaito savo literatūrą, kuria naujus linkus, jeigu jam neaišku, ką tas žodis reiškia, kaip jau rodžiau, jis užveda pelę ant to žodžio, pasižiūri jo prasmę ir važiuoja toliau. Štai jums ir pavyzdys. Žmogus, kuris nesimoko žodžių visai. Ir tas žmogus kalba laisvai 11 kalbų. Aš manau, kad jo nereikia klausti, ar reikia mokytis žodžių ar ne. Kadangi atsakymą jis parodo savo darbu. Komentarai nereikalingi. Tiek ir norėjau šiandien parodyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero ir iki kito karto.